Viktorai, mes stovime šalia Osvaldo 4 statomų iš blokelių namų, kurių, kaip matome, jau stogai beveik raižo dangų. Šiandieną mes norime sužinoti, ar tokiu oru mes galėtume pradėti, pavyzdžiui, fasado apdailą. O galbūt jau mes vėluojame, matant tai, kaip čia sparčiai vyksta darbai. Ne, nei vėluojam, nei per anksti. Iš tikrųjų, plokštes galima montuoti ištisus metus, nepriklausomai nuo oro sąlygų. Aišku, reikia pasirinkti tam tikras medžiagas. Jeigu fasadas drėgnas, reiktų apsidžiovinti, jeigu vėjuoti, reiktų apsidengti, nors rūpintis statybo aikštelės tokia, higiena ir galima montuoti ištisus metus. Vienas iš sprendimų būtų panaudoti koderus plokštę 2 viename. Tai vienu metu gautumėt ir termoizoliacinį sluoksnį ir fasadinę dangą. Tiesa, nors darbus ir galima atlikti visus metus, jei plokštės yra montuojamos žiemą, tarpelius tarp jų rekomenduojama sandarinti pavasarį, kuomet drėgmė iš namo bus išgaravusi. O ar sunku montuoti tas plokštės? Ne, plokštės montuoti nesunku, iš tikrųjų procesas labai paprastas. Jeigu taip, sudėtingiausias dalykas naujokui, tai būtų yra pasidaryti pirmą liniją, kad gautųsi lygiai, gražiai. Toliau yra labai paprasta. Paimam plokštę, nugarinę pusę patepam mineraliniais klijais, pastatom ant viršaus, prispaudžiam. Jūs čia viską pasakojate, aš pasimsiu plokštę ir mes gyvai gal pažiūrėkime, kaip yra. Paimam plokštę. Duosiu kiekvienam po vieną ir dabar jau pradėkim mokytis. Aš pasiemu gražiausią, nebūtinai to vertas, taip gavosi. Bet jeigu taip jau nutiktų, kad mes taip susėstume šeštadienio vakarą Ir nusprendžiam. Taip, kad rytoj pradedam darbus. Patys su draugų pagalba, o dar įdarbinam kūrybinę grupę, ar mes tik sugebėtume atlikti? Sugebėtumėt laisvai. Ypatingai, jeigu dar vienas iš draugų, ar jūs esat bandę klijuoti plyteles, tai jokių problemų tikrai su tuo nesusidursite. Esi bandęs? Bandęs. Bandęs, tai reiškia viskas, tada jau sieną galima skaityti suklijuota. Iš tikrųjų, apsukus kitoj pusėj, matosi yra tvirtinimo auselės, kurios atsilenkus yra plokštė mechaniškai pritvirtinama prie mūro, tai prie sienos. Čia tepam klijus, dedam taškus, čia bus kaip išlyginamasis sluoksnis. Aišku, būtų dar plati, tai čia tepam mineraliniam putom išpieštų, kad suliptų. Tada išlygiuojam kaladėlių pagalba, kryželių pagalba. Ir kai jau viskas plokštė stovi tvarkingai prie sienos, galim priveržti 2 arba 3 varžtais priklausomai, kaip plokštė montuosis. Ar tai rasime komplektaciją, turbūt net nereikia klausti, ar ne? Taip, tai tas yra sukomplektuota. Kaip šitus tarpelius tada? O tarpeliai taip pat yra dedamas polietileno virvė, arba tai profilis vadinamas. Ir tada dedamas mineralinis glaistas arba silikoninis glaistas. Viktorai, o kaip jūs galvojate, 4 namai, kiek užtruktume neprofesionalai ir kiek užtruktų profesionalai? Mes neprofesionalai, tai įsivaizduokim, kad šitą namo sieną, per dieną turėtume mes padaryti. Vieną sieną? Taip, vieną sieną, 3 mes tokie, sakykime, baltų rankų atstovai, tai turėtumėm sugebėti. Aha, o jeigu... O profesionalai, tai iš tikrųjų, 2 dienos visas namas turėtų būti baigtas. Važiuokit, tokia plokštė primontavusi, jau yra 0,5 kvadratinių metrų. Parodyk šiek tiek svorį. Pas tave, ar ne, mes matom didesnis apšiltinimo sluoksnis. Paimtų mano. Polistirolas įtakos svoriui nelabai turi. Iš tikrųjų, visai nieko. Įtaka priklauso nuo rašto. Tai iš tikrųjų, jeigu turim labiau gilų raštą, tai svoris yra sunkesnis. Tai tokia plokštė sveria 10 kg. Bet tai principė su pagalbiniu, ar ne? Oi, ne pirmas kartas, kai kažką sulaužau, bet kad taip jau mano tiko, tai aš noriu paklausti. Plokštė ilgaamžė ar ne? Plokštė yra ilgaamžė, kaip matot, nukrito. Plokštai nieko neatsitiko. Čia yra betono gaminys, tai iš tikrųjų mes taip juokaujam, kad jinai tokia pat ilgalaikė kaip ir namo pamatai. O iš spalvų ir dizainų galima kažką tai rinktis? Galima. Yra standartinių spalvų paletė ir standartinių, kaip mes vadinam, faktūrų paletė. Tai čia, kaip matom, yra standartinė akmens, čia yra glamžyto popieriaus, čia yra lygiai dažyta. O jų eksploatacija, pavyzdžiui, skiriasi? Taip, šiek tiek ir montavimas, dažytas yra paviršius jautresnis. Tai jau reikia montuoti atsargiau šiek tiek. Ištepimai netaip lengvai nusivalo. Jeigu yra plokštė natūrali, tai jie yra niekas nebaisu. Galima plauti, neauga jokios samanos. Paviršius yra labai atsparus. Nežinau, gal praklausiau ar ne, bet gal aš galiu ir savo kažkokius fragmentus susigalvoti ir užsidėti ant fasadą. Galite ir savo, galim sukurti. Norit širdelių, gali būti širdelės, norit inicialų, gali būti inicialai. Tautiško ką nors. Tautiško gali būti. Taip, tai yra sudėtingas pakankamai procesas, jeigu tam tikri raštai, bet mes tą galim padaryti. O sakykite tai jau dabar... žinau apie vieną fragmentą. TikTok Osvaldas. Beje, plokštės galima naudoti ir vidaus interjero darbams. Tik reikia rinktis ne 30 cm storą skirtą šiltinimui, o štai tokias pavyzdinės su 2 cm storio polistirolu. O kaip graužikai, įsimyli mūsų šitą medžiagą ar ne? Ar užsiarmuojam apačią ir viskas ir gyvenam? Užsiarmuojam apačią kaip ir viskas, taip kaip ir su visais fasadais.
Paliekam apačią, Taip. užarmuojam, galim užtinkuoti ir viskas. Nu žinokit, aš paklausiau visko, kas man yra įdomu ir vieną didžiausių privalumų, ką matau, kad mes visais metų laikais galime judėti į priekį. Taip, visais metų laikais ir greitai. Iš tikrųjų, visi darbai Taip. darysis greitai, kadangi iškart turim ir apšildymo sluoksnį, ir iškart fasadinę detalę. Bet norint pradėti darbus, turime išsirinkti vieną iš fasadų arba kelis. Na, nes galėtų naudoti jų kaip ir akcentinę sieną ir dar čia daug kitų dalykų. Taip, turime čia keletą variantų, iš kurių galima rinktis, tai yra tik tai maža dalis. Aš žinok, taip nužiūrėdamas sienas galvoju, nu pavyzdžiui, tu gali rinktis ar ne dvi medžiagas. Taip. Pavyzdžiui, vieną imamės ten pagrindinę ir kitą akcentinę. Taip, būna akcentinė, būna viena siena vienos formos, būna siena, tarkim, lygi, Taip. vadinamas F1, kita gali būti groblėta. Tai, brolau, nedėkok už dizaino konsultacijų, to beveik fasadą nupiešėme. Tai kas tavo pačiam asmeniškai labiausiai patinka? Man patinka šitas grublėtas ir patinka va tas akmuo. Tai nedelskim, eikim tuomet tada žiūrėti, pridėję prie sienos, kaip atrodo ir viskas. Šitus dedam į šoną ir imam tai, kas patiko.